Ką, važiuojam toliau prie fasadų. Tai, o nuo pelių, ką darot nuo pelių? Nuo pelių tai yra grotelės apačioje. Visą laiką. Grotelės apačioje, kurios užtikrina ne tik nuo pelių ir nuo bičių. O čia tai toks biški vaizdas kaip deginta mediena, ne, o kas čia impregnantas, kas čia yra? Čia nedeginta, čia yra šukuota. Tai vadinasi pro šepečius praleista ir tada atsidaro medžio faktūra, rievės. Va, matai, kaip gražiai atrodo. Taip. Ir tada tiesiog uždažyta. Bet tai čia šitos grinai lentelės yra fasadam, jau tenais terasai nepadės ant žemės. Čia yra šitos fasadui, pakalimam ir taip toliau. Ant terasos dedasi. Storesnės, ne? Čia yra priešvėjinė plevelė, sumontuota speciali fasadinė. Tiesioginio lietaus lašelių jisai nepraleidžia, o iš vidaus drėgmę išleidžia. Bet ir šiaip, jeigu ir patektų ta drėgmė, tai ten visiškai normalu, kad ta mediena šiek tiek įgers tos drėgmės, nes jinai paskui per laiką tiesiog įsiventiliuoja ir viskas. Tai ta vėjo izoliacinė, jinai yra prieš pat lentelės kalama. Tam, kad nešviestų karkasas ir kad nelystų į tą tarpą visokie vabzdžiai ir kitokie reikalai. Tai jeigu norit gražaus juodo tarpo, jums reikia dėti tokią plevelę. Čia anksčiau taip visi sakydavo, čia kai atsirado gipsas ant sienos viduje, tai kad iš kojos pirsi ir sugadinsi. Tai, šiaip, taigi nebado niekas su peiliu paėmęs visko iš eilės ir su kojom nespardo. Dabar jau kiti laikai biški.